Dirbam pas žmonės Kaune, pas užsakovus. Ir užsakovas, kaip dabar dažniausia, kažkaip jau šiais metais tokia tendencija, kad renkasi vakuuminės pušies teraslentes. Iš tikrųjų mes jas vežamės iš užsienio tiesiai ir gaunam tikrai gana gražios kokybės. Jų būna įvairiausių, tikrai pasitaiko visko, bet dažniausiai mes jau jas gaunam tokias tikrai gerai atrodančias gražias. Ir taip pat vakuuminės pušies karkas. Tai mes darom įvairiai, bet dabar turim akciją ir žmonėm pirmo aukšto karkasą terasai padarom iš juodo metalo, o antrą aukštą uždedam iš vakuuminės pušies. Einam parodysiu metalinį karkasą. Tai čia yra naudojamas metalas, pirmas aukštas. Kadangi jau dirbam 16 metų su terasom, jau mūsų klientai pas mus grįžta, jau mūsų terasos jau supuvo kažkurios, sugriuvo po tiek daug metų. Ir mes matom, kai ardom terasas, matom, kur yra problema. Tai problema dažniausiai yra tas karkasas, kuris yra arčiausiai žemės. Žemė garuoja, pirmą tai gauna apatinis karkasas arčiausiai ir jau jisai pradeda pūt. Tai va tokį padarėm sprendimą šiais metais, kad pirmo aukšto karkasą keičiam į metalinį ir šiais metais žmonės turi tokią akciją, kad tą pirmo aukšto metalinį karkasą gauna nemokamai.